Sveiki visi, šiandien ragausim japoniškus skanumynus. Nusipirkom kažkokių saldainių. Čia yra japoniški. Nežinau, bus ar skanus ar ne, mes įvertinsim ir pažiūrėsim, kurie bus skaniausi ir jums pasakysim. Antras toks, kažkoks mielas su meškiuku. Nežinau, čia. Uždenk savo veidą. Fokusuoja ar ne? Veidą uždenk visą, nes tu nefokusuoji. Na, gerai. Jo. Aš nežinau, kašyras čia sausainukai ar kažkas, bet irgi japoniškas, labai žiauris skaniai atrodo. Sančiain dar taip pristatyk. Tuomet nusipirkom KitKat. Čia turėtų būti su pieniška arbata. Kažkaip skamba tikrai negerai, bet pamatysim. Pažiūrėsim. Ir šitų pakelių yra įvairių labai daug. Ir toks pokelis, atsiprašau, toks pokelis kainuoja beveik 4,5 eurų. Visai visiškai mažai čia yra, va tiek. Gal 5-6 tokie bus. Nu, turbūt, nu. Kitas? Ir kaipgi be japoniško gėrimo užsidenk veidą. Nes kitai nefokusuoja. Na, gerai. Štai toks mėlynas. Šitų skonių irgi buvo visokių, bet jis nusprendė būtent paragauti šitą mėlyną. Pradėkim. ND&D, paparmalį, zabralį, paparmalį, ND&D. KitKatai. Nu va. Pakelis atrodo kaip tikras popierius. Tas yra keista, nes visi KitKato yra plastikiniai. Saugo aplinką. O! Čia skirtingi? Jo! Čia miksas! Čia miksas, geras! Tada dar įdomiau. Dar įdomiau. Nereikia super. Jo. Gerai. Įdomu čia, o taip atrodo šokoldukai. Žalių yra 2. Taip. Vienas reiks. Tai iš vis tik 7 mėnešudukai. Tai visus reiks ragauti? Nu, pirmas tu. Nu gerai. Nu gerai, paragaukim šito. Milk tea. Nežinau su kuo, bet pirmas šitą ragaukime. Pieniška arbata. Pieniška arbata. Gerai. Plėšiam. Kas keisčiausia yra, šitas pokelis yra popierinis ir labai lengvai atsiplėšia, bet šitas tai yra, ant tiek atrodo daug plasmasės, vos atsiplėšia popierėlis. Gerai. Turim gal tu paragauti? Nu tu, nes gal jai bus labai neskanus. Kvepia. Kaip citrinų arbata. Skonis. Ir dar vaflis jaučiasi. Jo, pirmą kartą tokį valgau. Toks keistas skonis. Bet labai keista. Jaučiasi citrinos, tapsme arbata šalta. Jaučiasi pienas, jaučiasi ir vaflis. Kartu įdomus. Iš tikrųjų skonis. Jo. Bet visai nėra, kad būt net labai neskanu. Visai nieko. Ne? Nu visai nieko, skanus visai. Taškudukas. Nu gerai, kitą ragaukim. Pavadinimai tie patys. Tai aš dabar galvoju, ar čia tik įpakavimas kitas ir skoniai tie patys, ar čia skirsis, nes pavadinimas tas pats prašytas. Jo, kitas irgi. Toro. Paragaukim šitą. Gerai. Plėšim. Visai nieko man patinka. Gal tas pats. Kitas? What? Čia žiauriai kitoks skonis yra. Nežinau, kaip apibūdint, labai panašus, bet atrodo, kad juoda arbata. Juodos arbatos skonis atrodo. Ten citrinų, o čia juodos arbatos visiškai ne citrinos nesijaučia. Pieninė arbata, bet kitokia. Gaila, kad japoniškai užrašyta, nežinom, reikia įsiversti. Nežinom su kuo. Gerai, toliau. Next. Irgi visai nieko. Šitus padėsiu taip, nes kol kas tas skaniausias. Toliau. Ružavas. Gali būt gal braškių arbata, nežinau. Jo. Paragausim.
Nemačkė, kaip sunkiai atsiplėšė šitas popierėlis. Žiūrėsiu čia. Gerai kandu. Aš ne pasakyčiau, kad čia yra braškių kažkokia arbata, bet lyg Šitą labai panašiai kaip praeita. žiauriai labai panaši. Bet čia atrodo net ne visiškai, bet skiriasi tikrai kažkiek skonis, ne? Lyg aviečių, tau ne? Kažkokį turi poskonį, bet aš nežinau, kas tas poskonis yra. Ne, nu skiriasi, bet labai panašus tie praeitas ir šitas. Kol kas pirmas skaniausias man. Man irgi. Jo, dabar tau rinktis. Ar tu atplėšk? Šimsiu su oranžinė. Paragaukim. Po to aš dar norėsiu įsiversti, čia gal parašyta kažkokie skoniai. Bet tikrai verta, tikrai kitoks skonis yra. Skiriasi nuo tikrų kitketų. Aš nežinau, su kuo čia. Bet kitoks labai, šitas saldesnis. Matė? Saldesnis, bet labai švelnus skonis. O kol kas pirmas skonis buvo pats stipriausias, nes citrina žiauriai jaučiasi. Aš nežinau. Tiesiog kažkokia arbata. Gal tiesiog pieniška arbata be nieko. Be nieko gali būti. Tad, toliau. Toliau tiesiog su mėlyna. Gali būti, kad skoniai va čia ant kitos pusės parašyta. Reikia nesuplėšyti nors. Jo, reikės pasižiūrėti. Na kaip. Aš jį dabar nesusigaudau. Man jau šitas labai panašus kaip ir praeitas buvo. Ir paskutinis liko toks kaip žalsvas labiau. Nes po nergausiams tas pats. Nu. Ant šito jau stipriau jaučias. Vėl. Jo. Labai stipriai jaučias, bet nežinau kas tas. Ant šito jaučias kažkas. Kažkas jaučias, bet... Bet nežinom kas. O, tau. Bet skaniausias, manau, su citrina, nes stipriausiai jaučias. Jo, tas geltonas, jo, šitas skaniausias yra. Pirma vieta. O už paskutinio net nežinau, čia gal visos paskutinės vietos. Kiti žiauriai panašus. Nu? Tai rinksiuosi šitą žalę, sausainis. Tai gerai, plėšk tada. Šitą imsim. Pasižiūrėsim, kas viduje. Prašom. Vienas. Jie visi vienodė tokie mini. Cute! Very Bet cute! paveiksliukai nupiešti ant jau visokie skirtingi. Meškiukas. Ant vieno vienas meškiukas, ant kito kitas meškiukas. Net ar norėsi. Nu, 1, 2, 3. Nu, man tai skonis kaip paprastus sausainių šokolado. Nieko nesiskirp. Juodas šokoladas vidai. Taip. Ar verta pirkti dėl kainos, nemanau. Dėl piešinelių. Taip, verta. Ir Lietuvoje tokių tikrai lengvai galit gauti, aš manau. Tiesiog sausainis su paprastu šokolado juoda vidai. Ir viskas. Toliau. Toliau aš šitai surinkau. Gėrimą pasiliksim pabaigoj. Praskalaut burną. Pagausim šitos saldainius. Yra 3 rūšių skoniai, kurį pirmą ragaukim. Čia parodyta vandens stiklinė, ar čia reikės į vandenį įdėti? Nežinau. Nu, pabandykime. Kokia spalva, mėlyna? Mėlyną ragaukim. Gerai. Toks įdomus. Kvepas.
Tai labai. Kaip kramtoma atrodo. Guba. Dieve, kaip skanu. Kaip guma. Kaip guma. Jo. Man tik įdomu, kodėl čia paruoja vanduo. Labai saldu, bet skanas. Šitą pirkčiau, jeigu norėčiau kažko labai jau tokio. Ta mylina tikrai skani. Labai skani. Na gerai, atplėšiau. Nuragaukim. Pas tu su žaliu, pas mane kitoks skonis. Nežinau, su kuo čia, bet... Na, gerai. geriau. Avietė? Nežinau, bet... Nežinau, koks jos skonis. Avietė, man atrodo. Nu gal. Čia gali būti apelsinų. Jo. Nežinau, čia japoniškai parašyta, bet net neįsivaizduoju. Ko čia? Bet skonį tai wow. Jo, apelsinas. 1, 2, 3, nu. Jo. Tas paskutinį vietoj. Pirma vieta, antra vieta, trečia vieta. Man ružavas, mėlynas, oranžinis. Visų pirma, pakuoti labai gerai, nes čia, matot, koks yra įdubimas, tai vien tik dėl to gerai. Bandykim. Pavadinimas yra Hata. Kas čia dabar iškrito? Iškrito. Kažkokie 2 daiktai, va. Ai, su kuo pramušt kamuoliuką reikia. Įdėti viduje ir kad pramuštum tikriausiai. Ir dar čia užsidengt galima. Oh my god, gal jūs nematėt. Matot ant jų. Visas šlapės. Suskalatuojam biškį. Ai, kaip įsigandau. Mėlė, net įsigandau. Na gerai, imka. 10 kronų išbėgo. 10 kronų išbėgo. Nu. Kvapas tai labai silpnas. Mėlė, kas čia? Net nežinau, kas čia. Ragaukim japoniško gėrimo. Kas čia tokio? Labai panašus kaip Pinokį arba Kriaušį, lietuviškų. Žiauriai panašu. Labai vanduo jaučiasi. Kaip Pinokio, limonado lietuviškų. Aš nežinau, ar aš tokį turėjau. Parduotuvėj visą laiką turi. Ne, tu turi. Mėlynės nupieštos, tai su mėlynėm, vanduo su mėlynėm, bet labai vanduo jaučiasi. Nežinau, vertinu šį kokį 3 balais, nes labai vanduo jaučiasi. Man tas kamuoliuką, aš sudaužysiu šitą buteliuką ir pasimsiu kamuoliuką. Pakuotė tai 10, nes labai tokia naujaubiška, bet pats skonis tai tikrai gal 3 kokie. Pirmas. Gerai, vertinimas yra tokies. Čia bala. Na. Aš nuo paskutinės vietos pradėsiu. Šitas limonadas. Sausainiai. Taip. Toliau eina kitketai šitie visi. O toliau pats skaniausias pirma vieta šitas. Nes tikrai ypatingas yra skanas. Tau? Mano įvertimas lygiai tas pats. Nes šitie tikrai susikrantami saldainiai buvo patys skaniausi, o gėrimas pats neskaniausias. Tad išragau visus skanumynus, 4, kuriuos turėjom, įvertinom juos. Parašykite komentarus, ar jūs ragaut nors vieną, ar yra Lietuvoje pirkti tokie kitketai, būtent su pieniškus arbatos skonio. Arba tokie va, jo. Saldainiai, arba tokie va. Ar gal, nežinau, iš kažkur kitur ragavot ar pirkot, tai parašykite apačioj.
Bet palaikykit, pasubscribykit, pakomentuokit, o mes atsisveikinam. Bye. Saldainiai tokiai visai visiškai skirti, nu visiškai nesąmonį, kročiai. Ne, tai šitai... Visiškai nesąmonį. To iš tai labiausiai... Ne, tai jie man patiko, saldainiai šitie. Bet visiškai nesąmonį, vienu žodžiu.